Na, sveiki visi. Ar kada nors buvo taip, kad grįžus po atostogų atrodo, jog esi dar labiau pavargęs nei prieš išvažiuojant? Patikėkit, taip nutinka tikrai daugeliui. Šiandien ir panagrinėsime, kodėl taip yra. Remdamiesi eksperto Virginijo įžvalgomis aiškinsimės, kaipgi iš tikrųjų atstatyti jėgas ir įkrauti savo vidinę bateriją. Atrodo viskas logiška. Pakeista aplinka, atitrūkta nuo rutinos, bet grįžus apima jausmas, kad dabar tai jau tikrai reikėtų atostogų po atostogų. Tai kur čia šuo pakastas? Na, pabandykim išsiaiškinti. Gerai, nerkime giliau. Pirmiausia, reikia suprasti vieną dalyką. Vien kelionės faktas ar aplinkos pakeitimas pasirodo dar visai negarantuoja kokybiško poilsio. Ir štai čia ir slypi tas atostogų paradoksas. Tikimės pailsėti, o gauname dar daugiau nuovargio. Štai čia ir yra visa esmė. Pasak Reiki mokytojo Virginijaus Moskaus, mes labai dažnai painiojame paprastą, pavadinkim, dekoracijų pakeitimą su tikru poilsiu. Tikras poilsis tai procesas, kuris vyksta viduje. Tai gebėjimas paleisti susikaupusią įtampą ir pasipildyti gyvybinę energiją. Ir tai anaiptol nereiškia tiesiog atsidurti gražioje vietoje. O kas nutinka, kai ilsimasi nuolat, netinkamai? Pasiekmės gali būti išties rimtos. Kūnas anksčiau ar vėliau pradeda siųsti signalus, silpsta imunitetas, atsiranda lyg iš niekur skausmai, emociškai jaučiamas išsunkti, gali ištikti krizės, o kartais net ir depresija. Jei ignoruojame šiuos signalus, rizikuojame ne tik savo sveikata, bet ir santykiai su artimiausiais žmonėmis. Taigi, kokybiškas poilsis tai tikrai ne prabanga, o tiesiog būtinybė. Bet žinot, yra ir gera žinia. Sprendimas yra kur kas arčiau nei gali pasirodyti. Jis yra tiesiog gamtoje. Ekspertas teigia, kad tikrasis energijos papildymas vyksta per sąlytį su 4 pagrindinėmis gamtos stichijomis. Pirmoji stichija – žinoma ugnis, saulės spinduliai, laužo ar židinio šiluma. Visa tai ne tik sušildo, ugnis suteikia optimizmo, vitamino D, o per prakaitavimą padeda kūnui natūraliai išsivalyti. Tai yra grina, šildanti ir labai pozityvi energija. Toliau vanduo. Maudynis jūroje, upėje ar ežere nuplauna kur kas daugiau nei vien fizinius nešvarumus. Vanduo, ypač sūrus, turi savybę valyti emociškai. Tai tarsi toks simbolinis apsivalymas, kuris leidžia paleisti senas nuoskaudas, įtampas ir pasiimti visiškai naujos gaivios energijos. Trečioji stichija – žemė. Vaikščiojimas basomis po smėlį ar rasotą žalę, tiesiog sėdėjimas ar gulėjimas ant žemės mus, kaip sakoma, įžemina. Šis fizinis kontaktas su žeme suteikia stabilumo, vidinės ramybės ir tokio tvirto pasitikėjimo savimi jausmą. Ir galiausiai oras, grynas miško, pajūrio ar kalnų oras yra tiesiog gyvybiškai svarbus. Jis pripildo mus energijos, gyvybingumo, stiprina vidinę valią. Tai lyg įkvėpti pačią gyvybę tiesiai į save. Taigi, kaip matome, turime 4 tikrai galingus įrankius, bet kaip juos panaudoti praktiškai? Štai 5 labai konkretus patarimai, kaip paversti savo atostogas tikru atsinaujinimo laiku. Pirma, rinktis gamtą. Teikti pirmenybę natūraliai aplinkai. Antra, ir tai labai svarbu, atsijungti. Leisti savo bent kelias dienas pabūti be telefono ar kompiuterio. Tai turbūt didžiausia dovana nervų sistemai. Trečia, būti čia ir dabar. Tiesiog sustoti ir stebėti, jausti, užuosti, o nelėkti nuo vieno lankytino objekto prie kito. Ketvirta, leisti kūnui ilsėtis. Ilgesnis miegas ar tiesiog gulėjimas ant žolės nėra tinginystė, o būtinas atsinaujinimas. Na ir 5, įsileisti džiaugsmą. Nuoširdus bendravimas ir juokas yra neįtikėtinai galingas energijos šaltinis. Labai svarbu pamažu keisti patį požiūrį. Kokybiškas poilsis – tai nėra kažkokia prabanga ar tiesiog pertrauka nuo darbo. Tai yra esminė investicija. Investicija į savo sveikatą, gerą nuotaiką ir galiausiai į savo ateitį. Ir ši Virginijaus Moskaus citata, man atrodo, puikiai tai apibendrina. Galų gale, svarbiausia nenuvažiuoto kilometrų skaičius, o pasiektas vidinės ramybės gilumas. Pagrindinis tikslas yra vienas – įkrauti savo vidinę gyvybingą bateriją. Ši baterija – tai tas energijos rezervas, kuris padeda atlaikyti stresą, kasdienius iššūkius ir niūresnius metų laikus. Kuo labiau jie įkrauname, tuo stipresni tampame. O nauda? Tiesiog akivaizdi. Gerai pailsėjęs žmogus turi stipresnį imunitetą, trykšta kūrybiškumo, jo nuotaika yra kur kas stabilesnė. Mes tampame atsparesni tiek fiziškai, tiek emociškai, o tai leidžia jaustis daug ramiau, net darganuotą rudenį ar šaltą žiemą.
Buvimas gamtoje yra be galo galingas įrankis, bet egzistuoja ir praktikos, kurios leidžia pasiekti gilų atsipalaidavimą dar greičiau ir efektyviau, kartais net ir neišvykus iš namų. Tad pakalbėkime apie reiki ir meditaciją. Ekspertas pabrėžia, kad reiki seansas ar meditacija yra tiesiog neįtikėtinai veiksmingas būdas greitai ir giliai pailsėti. Tai galima būtų pavadinti tokia koncentruota poilsio doze, kuri gali atgaivinti net ir per labai trumpą laiką. Šie metodai, ypač reiki, japonų energetinio gydymo praktika, veikia tiesiogiai su mūsų energijos sistema. Jie padeda nuraminti nuolat nerimstančių protą, atpalaiduoti net giliausius kūno įsitempimus ir atkurti vidinę pusiausvyrą. Tai yra tiesiog puikus priedas prie poilsio gamtoje arba galinga alternatyva tada, kai reikia greitai atgauti jėgas čia ir dabar. Taigi, pabaigai norisi palikti šį klausimą tiesiog pamastymui. Skirkite savo akimirką ir nuoširdžiai įvertinkite, koks yra vidinės baterijos lygis šiuo metu. Galbūt atėjo laikas ne tik planuoti kitą kelionę, bet ir apgalvoti, kaip šįkart pailsėti iš tikrųjų kokybiškai.